apie ką norime pasikalbėti šiandien. Tai yra vertinimo ataskaitų informacinė sistema. Šios dienos pristatymas gal susidės iš tokių 3 dalių. Tai yra trumpo teisinio ir techninio informacinės sistemos pristatymo, tada demonstracijos, demonstracijai turbūt skirsime didžiausią laiką, ir klausimai atsakymai, kiek spėsim. Pristatymui turime 1,5 valandos, tai pabandysim pakankamai turėti kokybišką pristatymą su ribotu laiku. Jeigu nespėsime, tarkime, visus klausimus atsakyti, kokie bus užduoti, tai bet kokiu atveju juos susirinksime ir atsakysime ar raštu, ar kitokiu būdu, ir matyti vėl tas kontaktinis asmuo, su kuriuo pasidalinsime, bus rūmai, kurie galės pasidalinti ir su savo nariais. Tai pradėkime nuo to, kas yra VAIS, tai būtent vertinimo ataskaitų informacinė sistema. Kas tai per daiktas, turbūt dauguma žinote, bet gal kažkas girdite pirmą kartą, gal tik tais nuogirdas kažkokias girdėjote apie tai. Tai yra valstybės informacinė sistema, kurios valdytojai esame mes, AVNT. Tvarkytojai jų yra šiek tiek daugiau, tai yra VSSA, valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, VDA, valstybinės duomenų agentūra, ir AVNT, tai yra mes. Šita sistema yra kuriama bendradarbiavimo principų tarp VSSA ir AVNT, tiesiog įgyvendinam kartu projektą kaip projekto partneriai. Mes esame projekto vykdytojai, o VSSA yra projekto partneriai ir mums tikrai daug padeda iš tos vadinamos techninės pusės kurti tą informacinę sistemą. Tai tikrai didelis dėkui, kad mes galime taip bendradarbiauti. Taipogi reikėtų ir paminėti, kad į šios sistemos kūrimą aktyviai yra įsitraukę ir vertintojų rūmų. Tai aš, kai kalbu apie vertintojų rūmus, tai turiu omenyje apie šiuo metu įsteigtos Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertintojų rūmus, tiesiog, kad nesimaišytų ir būtų paprasčiau apie tai kalbėti. Tai rūmai irgi taipogi yra patys pakankamai glaudžiai įsitraukę į šitą procesą, yra delegavę asmenys, kurie dalyvauja susitikimuose dėl įvairių funkcionalumų, poreikių. Tai tikrai jų indėlis yra vertinamas ir pateikiamos pastabos tikrai būna tikslios ir verčiančios susimąstyti ir pergalvoti vieną ar kitą funkcionalumą, kuris yra kuriamas. Ir kaip daugumai turbūt žinoma, kad informacinės sistemos veiklos pradžios data tai yra gegužės 1 diena, tai realiai už mėnesio, lygiai tada, kada įsigalioja ir naujas vertinimo srities reglamentavimas pagal privalomo turto ir verslo vertinimo įstatymą. Būtent kas reglamentuoja VAIS, tai pagrindinis dokumentas, kuris teisinę bazę sukuria tokiai sistemai egzistuoti, yra privalomo vertinimo įstatymas, kurioje tokia valstybės informacinė sistema yra numatyti tam tikri reikalavimai keliami sistemai, kokias funkcijas jinai turi atlikti, ir tam tikrus parametrus užduoda. Tuo pagrindu yra paruošti VAIS nuostatai, tai yra pagrindinis informacinės sistemos dokumentas, iš esmės, kuris numato funkcinę, organizacinę struktūrą sistemos, kaip duomenys joje yra kaupiami, kaip jie tam tikrų integracijų būdų yra perduodami iš vienos informacinės sistemos ar duomenų bazė į kitas. Ir tada yra trečias dokumentas, tai yra vertinimo ataskaitų registravimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašas. Tai čia bus aktualu vertintojams keliant vertinimo ataskaitas į informacinę sistemą. Ten yra numatyti reikalavimai tiek dokumento formai, tai kad dokumentai būtų keliami ir pasirašyti popierinėje formoje, tai yra ranka arba kvalifikuoto elektroniniu parašu. Tiek tam tikri turinio reikalavimai, kiek tai susiję ten su duomenų nuasmeninimu,
duomenų pateikimų į VAISą, apie vertinimo ataskaitą, jeigu taip galim buitiškai tai pavadinti metaduomenim. Tai būtent tai reglamentuoja minėtas aprašas, kur tikrai rekomenduosime susipažinti, nes jisai bus vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriuo remintis tos ataskaitos turės būti keliamos į VAISą. Kokie yra šios informacinės sistemos tikslai? Čia išvardinti gal pagrindiniai, ten turbūt būtų galima juos skaidyti smulkesnius. Tai pirmiausia yra centralizuoti vertinimo ataskaitų registravimą vienoje vietoje, kad tai būtų centralizuota. Šitoje vietoje aš turbūt pasakysiu taip, kad dalis vertintų ir įmonių yra iškėlę klausimų, gal galima atsisakyti savo įmonėse arba savo asmeniniuose archyvų, kaip sakant, tolimesnio vystymo ir viską saugoti VAISe. Tai techniškai turbūt tą galima padaryti, bet kiekvienas vertintojas ir įmonė turėtų priimti sprendimą, ar tai yra tinkamas variantas, ar ten, nes sistema yra skirta saugoti vertinimo ataskaitas, bet ne visą informaciją, kuri gali būti susijusi su vertinimu, kitaip vadinamo vertinimo byloje esanti informacija, kuri nėra vertinimo ataskaita. Tai šitos sistemos tikslas nėra saugoti vertinimo bylas, yra tą visą dokumentų ir informacijos rinkinį. Jisai pagrindė yra skirtas saugoti vertinimo ataskaitas kaip dokumentus ir informaciją apie jas. Kitas iš tikslų yra padidinti vertinimo ataskaitų prieinamumą suinteresuotam asmenim. Tai šiuo atveju įstatymas aiškiai numato, kad vertinimo ataskaitos iš informacinės sistemos turi neatlygintinai būti teikiamos vertinimo ataskaitų užsakovam, vertinimo ataskaitų naudotojam, taipogi teikiamos viešojo sektoriaus subjektam, jeigu yra kažkoks teisinis pagrindas. Tai tas registravimas ir tam tikrų duomenų viešinimas užtikrina ir tą didesnį informacijos prieinamumą. Kitas tikslas tai yra būtent užtikrinti didesnę savikontrolę ir stebėseną per informacijos viešinimą visuomeniai. Tai įstatymas tokią funkciją sistemai iš esmės kelia, nes yra 11 straipsnis, kuriame yra numatyta, kad, kaip ten pavadinti, kad subjektam priimti finansiškai pagrįstus sprendimus yra duomenys apie vertinimo ataskaitas viešinami. Ir ten yra numatytas sąrašas, kokie duomenys viešinami, ir tam tikrais atvejais viešinama pati vertinimo ataskaita, kurioje nėra numatytų duomenų susijusių su fiziniais asmenim ir jų turto nuotraukom ar adresais. Ir tada kitas iš tikslų, tai toks gal labiau, aktualus gal labiau valstybei, tai tiesiog turėti informaciją, kas vyksta vertinimo srityje. Tai yra būtent statistinės informacijos apie vertinimo rinką, analizė ir išvados, kad būtų galima kažkokius irgi sprendimus valstybiniu lygiu priimti, praėjus tam tikram laikui ir matant tam tikras tendencijas. Tai kaip minėjau, tai čia yra pagrindiniai tikslai, tikrai tų tikslų yra daugiau, nesinorėjo labai čia plėstis. Ką jau gal paminėjau, tai kas bus tie VAIS vartotojai ir subjektai, kurie naudosis VAIS ar jos duomenim, tai pagrindiniai vartotojai bus vertintojai, vertinimo įmonės, vertinimo užsakovai, vertinimo ataskaitų naudotojai, AVNT kaip priežiūros institucija, kiti viešojo sektoriaus subjektai. Čia turėčiau paminėti, kad kiti viešojo sektoriaus subjektai pagal dabartinius mūsų sistemos nuostatus neturi tiesioginės integracijos, tai jie turėtų kreiptis pagal atskirą prašymą, nurodyti tam tikrą teisinį pagrindą, kuriuo remintis reikia tam tikrų duomenų. Iš esmės, kaip yra šiuo metu su AVNT valdomais ir tvarkomais duomenim. Tai jie gauna tą informaciją pagal atskirą prašymą, nurodydami teisinį pagrindą ir tikslą, kuriuo remintis jiems tos informacijos reikia. Ir visuomenė, rinkos dalyviai, tai čia kalba bendrai apie žmonės, kurie gal neturi tokio glaudaus suinteresuotumo konkrečia vertinimo ataskaita, bet jiem aktuali vertinimo sritis, pati rinka.
ir jie turi ribotą prieigą prie vertinimo ataskaitų duomenų ir tam tikrais atvejais prie tų vadinamų nuasmenintų vertinimo ataskaitos dokumentų. Ir tokią funkciją irgi iš esmės numato minėto privalomojo vertinimo įstatymo 11 punktas, kuris sako, kad vertinimo ataskaitų duomenys ir dokumentai yra tam tikra apimtim viešinami. Pabandėm pagalvoti ir taip išskirti pagrindinius punktus, ką tai reiškia vertintojui, kokie pokyčiai jo laukia ir kaip reikės savo veiklą vienaip ar kitaip pakeisti, pritaikyti. Tai pagrindinis turbūt pavadinsiu kaip galvos skausmas bus įsigilinti ir išsiaiškinti, ar jo rengiama vertinimo ataskaita yra privalomasis vertinimas ar ne. Ar tai patenka po tais vadinamais vertinimo tikslais atvejais, kurie pagal privalomą vertinimo įstatymą būtų laikomi privalomuoju vertinimu ar ne. Tai nuo to priklauso visų pirma atitiktis įstatymo reikalavimam, nes keliami ir kvalifikacijos, narystės, draudimo reikalavimai, įskaitant ir ataskaitų kėlimą į šią informacinę sistemą. Tai čia toks gal gilinis nukrypimas, kad taipogi su vertintojų rūmų atstovais šiuo klausimu aktyviai dirbame ir stengiamės, kad iki naujo įstatymo įsigaliojimo dienos vertintojai turėtų jau tokią rekomendaciją, kur būtų paskelbtas pavyzdinis sąrašas tų vertinimo tikslų atvejų su teisiniu pagrindu, kad galėtų kaip paruoštuką vertintojai naudoti ir 90% atvejų labai daug negalvoti, ar jie tinkamai identifikuos vertinimo ataskaitą kaip privalomojo ar ne. Kas toliau laukia vertintojai, tai yra, kad parengta pasirašyta vertinimo ataskaita turi būti įkelta sekančią darbo dieną. Įstatymas kalba apie parengimą, mes šiuo atveju sukonkretiname, ką tas parengimas reiškia, o parengimas reiškia, kad ataskaita pasirašyta tokia tvarka, kokia yra numatyta privalomo vertinimo įstatyme. Jeigu tai yra individualus vertintojas, jinai pasirašyta individualus vertintojas, jeigu tai yra įmonės vertinimas, tai jinai šią ataskaitą pasirašyti įmonės įgaliotų atstovų ir įmonės vertintojų. Kai ataskaita yra pasirašyta, iš esmės kitą darbo dieną jinai turėtų būti įkelta į vertinimo ataskaitų informacinę sistemą. Toks yra reikalavimas numatytas įstatyme. Tikrai esame susilaukę daug klausimų, kaip čia bus, jeigu ten, tarkim, sistema užlūš, kažkas neveiks, atsitiks gyvenimas ir vertintojas ne per vieną darbo dieną, bet per 2 darbo dienas įkėlė. Tai pradžiai gal pasakysiu taip, kad tikrai mūsų kaip AVNT kaip sakant, tikslas nėra gaudyti tas 1 ar 2 dienų ten tuos praleidimus tų terminų ir visus kažkaip bauduoti, skirti sankcijas. Tai tikrai norėčiau nuraminti, kad tai nėra mūsų, kaip ten pavadinkim, įstaigos misija, vizija ir tikslas. Taip, lūkestis yra, kad vertintojai kels tas ataskaitas kuo anksčiau ir tą lūkestį skatina turbūt labiausiai vertinimų užsakovai, nes jiems paslaugos suteikimo ir galimybės tą ataskaitą panaudoti reikia kuo greičiau. Taipogi, kaip jau minėjau, tam tikrais atvejais, jeigu jūsų vertinimas atitiks viešojo sektoriaus turto sąvoką, kuri irgi yra paminėta privalomo vertinimo įstatyme, tokiu atveju atsiranda poreikis informaciją apie vertinimo ataskaitą viešinti didesnė apimtim negu standartiškai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi kartu su ataskaitos duomenim būti viešinamas ir pats ataskaitos dokumentas. O tokiam dokumentui yra keliami papildomi reikalavimai įstatyme, tai yra toks dokumentas neturi turėti su savininku ar užsakovu susijusių asmens duomenų, tai yra vardas, pavardė, asmens kodas, vertinamo objekto,
adresas, vertinamo nuotraukos, vertinamo objekto nuotraukos arba kita video medžiaga, kuri yra susijusi su vertinimo objektu. Tai iš esmės lemia, kad vertintojai tokiu atveju turi, arba sugalvoti, kaip į sistemą įkelti vertinimo ataskaitą, kurie tų duomenų nebūtų iš anksto, turbūt visais atvejais to padaryti nepavyks, nes, užsakovą nurodyti jūs iš esmės turite vertinimo ataskaitose. Kitas dalykas turbūt yra svarbus, kad vertinimo ataskaitų informacinėje sistemoje nėra viešinamos ataskaitos, kurios yra susijusios su nacionaliniu saugumu. Tai ten irgi iš įstatymo 11 straipsnio, jeigu neklystu, 9 punkto, turėtumėt matyti, kad tokios ataskaitos nėra viešinamos. Jeigu nepavyksta tos ataskaitos parengti jau tokiu formatu, kuris leistų ją laikyti pagal įstatymą nuasmenintą ataskaitą, kurią galima būtų viešinti, tokiu atveju iškyla poreikis parengti antrą dokumentą, tai yra nuasmenintą dokumentą, kuris būtų galima viešinti. Ir šiuo atveju tam dokumentui nėra keliami tokie griežti, bent jau mes nekeliam tokių griežtų reikalavimų, kaip yra keliami vertinimo ataskaitai. Tai reiškia, kad vertintojai gali įkelti laisvą formą arba atskirą dokumentą, kuris irgi pasirašytas kvalifikuotais parašais, arba įkelti skenuotą PDF-ą, nes šiuo atveju viešinimas niekaip nėra susijęs su to dokumento panaudojimu ataskaitų naudotojų, nes ataskaitų naudotojai, ataskaitų užsakovai, jie gaus pilnos apimties dokumentą, kurį ir jie naudos sprendimų priėmimui. Viešinimas, tai kaip tikslas, jis yra kitokio pobūdžio, todėl ir patiem dokumentų rengimam nėra keliami tokie, pavadinsiu, griežti reikalavimai. Taigi, kai yra parinktas tas nuasmenintas ataskaitos dokumentas, tai kaip matote, jį irgi turėtumėt pridėti, jeigu ta ataskaita arba turtas atitinka viešojo sektoriaus turto apibrėžimą. Kas irgi reikalaus iš vertintojų papildomų pastangų, aiškinantis, ar čia mano tas vertinimas turėtų būti viešinamas, ar ta ataskaita turėtų būti viešinama kaip dokumentas ar ne. Tai sukelia papildomų iššūkių vertintojams, bet, žiūrėsim iš praktikos, kaip vertintojams seksis su šituo dalyku susitvarkyti. Manau, kad pakankamai gerai turėtų sektis, nes viešojo sektoriaus turto apibrėžimas yra pakankamai aiškus, struktūra, į kokias aplinkybės atsižvelgti, yra tikrai aiški. Matyt, tai bus lengviau negu identifikuoti, ar tai yra privalomo vertinimo atvejis ar ne. Ką vertintojams taipogi reikės daryti, tai įkeliant vertinimo ataskaitą, jie turės patvirtinti savo nepriklausomumą. Tai iš esmės, paspausdami mygtuką pateikti ataskaitą registracijai, tai jūs tuo pačiu patvirtinsite ir savo nepriklausomumą, kurio reikalavimus iš esmės kelia minėtas privalomojo vertinimo įstatymas. Ir kaip minėjau, pagrindinis tas, kaip sakant, subjektas, kuris gali labai atidžiai žiūrėti, kada jūs ten tiksliai kelsite tą vertinimo ataskaitą, ar ten per vieną dieną ar per 2 pagal įstatymą, tai turbūt bus jūsų vertinimo užsakovas, nes pagal įstatymą yra numatyta, kad tik VAISE registruotos vertinimo ataskaitos gali būti panaudotos sprendimų priėmimui. Tai kitaip sakant, jeigu jūsų užsakovui dega, tai turbūt jisai galės pamatyti ir tą įstatymę numatytą 1 darbo dienos terminą ataskaitos įkėlimą. Svarbus terminai, kurie yra numatyti, tai jie yra įtvirtinti įstatymai ir jie siejasi su vertinimo ataskaitų informacinė sistema. Tai reiškia, kad vertinimo ataskaitos saugomas 10 metų nuo jų registracijos VAIS dienos. Nepriklausomai, ar tai tą ataskaitą parengė individualus vertintojas, ar ta ataskaita yra parengta įmonės vardu, jinai saugoma 10 metų nuo jos registracijos.
vertinimo ataskaitos duomenys ir dokumentai pagal įstatymą yra viešinami 5 metus nuo jų registracijos dienos. Ir čia, kai mes kalbame apie tų duomenų ir dokumentų viešinimą, tai yra, taip pavadinkim, nuasmeninti ribotos apimties dokumentai, kurie yra viešinami pagal įstatymą. Trumpai gal keletą komentarų dėl techninių reikalavimų ar taisyklių, kokios yra dabar įdiegtos sistemoje. Paskui, kai perėsim prie demo, galėsime kažką detaliau parodyti. Tai kad galima įkelti iki 20 dokumentų, tai reiškia, mes turime vieną vertinimo ataskaitą ir vieną vertinimo ataskaitą gali susidaryti iš 20 atskirų dokumentų. Tai kol kas yra tokia riba numatyta. Leistini dokumentų formatai yra jums išvardinti. Bandėm pasižiūrėti, kokie yra dažniausiai naudojami dokumentų formatai, tai čia jie yra išvardinti. Jeigu atsitiktų taip, kad tam tikri dokumentai yra jūsų naudojami ir jie nėra šitam sąraše, o jie tikrai yra, ne pavieniais atvejais naudojami, o labai dažnai, tai turbūt galite kreiptis, parašyti, užduoti užklausą ir mes tą poreikį vertinsim ir jeigu jis bus tikrai pagristas, matyt, svarstysime ir tų formatų praplėtimą. Bet šiuo atveju esame apsiriboję tokiu formatu, kuris, matyt, padengia 99% visų vertinimų. Bendras dokumentų dydis yra iki 2 GB, tai norime, kad sistema būtų... Žygimantai, atsiprašau, sako, skaidrės nesikeičia ir aš matau, ką vais reiškia vertintojui, tik tai šitą skaidrę, dabar formatus matėm. O tai kažkas užstrikė buvo turbūt, nes aš tik per vieną skaidrę perėjau, tai dėkui, Leonardai, tai... vis tiek viską pasakoju, tai turbūt skaidrės beje gausite, tai tikrai nieko nepraleisite šitoje vietoje, kas skaidrėse parašyta, tai gal labiau klausimo klausyti reikėtų. Tai dabar jeigu perėsim prie tų vadinamų apribojimų, taip, mes apriboję esame 2 GB, tiesiog kad sistema veiktų efektyviai ir nesugalvotų kažkas ten vienos ataskaitos sukelti su 1 terabaitu informacijos, tiesiog sistema su tokiais kiekiais elementaru nesusitvarkytų arba reikėtų labai didelių kaštų šitai sistemai resursų padidinimui iš esmės. Dėl saugumo sumetimų yra apriboti dydžiai PDF-ams, DocX-ams, ASIC failams, tai jie dėl saugumo sumetimų ir dėl sistemos spartos yra apriboti iki 100 MB. Kiti failai formatai kaip ADOCas ir kiti, jie yra apriboti iki 200 MB. Aišku, iššūkis yra su vaizdo įrašais, nes vaizdo įrašai turbūt gali būti ir didesni, bet kol kas esame tokius apribojimus numatę. Jeigu praktikoje matysis, kad reikia praplėsti apimtis, tokiu atveju vertinę situaciją irgi žiūrėsim ir priimsim sprendimus, ar tuos dydžius reikėtų didinti ar ne. Tipiškai vertinimo ataskaitų dokumentai turi būti kvalifikuoto elektroniniu paštu pasirašyti dokumentai, tai čia mes jau kalbame apie ataskaitos dokumentą kaip tokį, kaip ir dabartinė praktika yra, kad vertinimo ataskaita jinai yra pasirašyta arba kvalifikuotų elektroniniu parašu, PDF, ADOCo ar ASIC formatu, arba yra popieriniai ataskaitų formatai, tai tas pats bus PDF-as, tik tais, kad jisai yra nepasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu. Leonardai, patikslink, ar jau persikite skaidrę? Aš tiesiog noriu žinoti. Ok, dėkui. VAIS paskyrų aktyvumas, tai čia irgi techninis toks klausimas, kur tikrai vertintojam yra aktualus, tai ir norim jį pristatyti, kad mūsų sistema veikia integracijų pagrindų su turto ir verslo vertintojų rūmų infrastruktūra. Rūmuose yra kaupiama informacija apie vertintojus, apie vertinimų įmonės ir tai yra tie duomenys kaip pradiniai duomenys ir tie tikrieji duomenys yra paimami ir integracijų pagrindų
kaip sakant, ateina iki mūsų sistemos ir jie laikomi teisingais, kol jie nėra pakeisti sistemą. Duomenų sinchronizacija vyksta kiekvieną naktį, tai vadinasi, jeigu yra kažkokie pokyčiai, tai jie mūsų sistemoje atsiras nuo kitos dienos ryto, jeigu galima taip sakyti. Jeigu infrastruktūroje rūmų informacija nėra atnaujinama laiku, tai čia yra rizika tokia, kad jeigu atsitinka kažkokia problema su rūmų infrastruktūra ir jinai užlūžta arba tiesiog ten nėra žmogaus, kuris galėtų laiku operatyviai kažkokį įrašą pakeisti, kad jūs tapote, tarkim, rūmų narys arba turite draudimą arba turite kvalifikacijos pažymėjimą, tai mūsų sistemoje esančių paskyrų aktyvumas yra apribojamas. Kitaip sakant, jūs laikomas neaktyvių vartotojų, jums prisijungti leidžia prie savo paskyrų, bet neleidžia atlikti tam tikrų veiksmų. Pavadinkim, kaip pavyzdį, neleidžia kelti ataskaitų, neleidžia redaguoti ataskaitų. Jeigu ten jūs būsite įmonės vertintojas, tai tokia atveju jums apribojama informacija prie vertinimų įmonės vardu parengtų ataskaitų, nes jos yra kaip ir įmonės nuosavybė, jau galima taip pasakyti. Ir tas VAIS paskyrų aktyvumas priklauso nuo tam tikrų atributų, tai pagrindiniai turbūt yra kvalifikacija, narystė rūmose, civilinės atsakomybės draudimas, o įmonių atveju yra aktualu, kad įmonėje dirbtų vertintojas, kuris turi tuos privalomo vertinimų atlikimui būtinus požymius. Ir tie atributai turi būti aktyvūs vertinimo ataskaitos tvirtinimo registracijai metu. Kitaip sakant, jeigu mes norime kelti ataskaitą, tai mes ataskaitos įkelimo metu į sistemą turime būti vertintojai, turime arba įmonės vertintojai, arba individualūs vertintojai, nes tokią, kaip sakant, validaciją esame parengę dėl elementarių iš vienos pusės saugumo sumetimų, iš kitos pusės, kad šitas sistema yra skirta vertintojam ir vertinimo įmonėm ir neaktyvus vertintojas ar vertintojas, kuris prarado tuos būtinuosius požymius, atlikti privalomą vertinimą nėra laikomas vertintojui, kuris gali šitoj sistemoje veikti kaip pilnavertis vartotojas ir turėti tas teisės. Ką turiu paminėti dėl dokumentacijos ir kitų procedūrų? Tai mes esame parengę VAIS naudotojo vadovą ar vadovus atskirom interesų grupėm. Tai po šio susitikimo kartu su Skaidre matyti ir tais naudotojų vadovais pasidalinsime. Jie gali kažkiek keistis, priklausomai nuo mūsų vystomų toliau funkcionalumų. Bet esminiai turbūt veiklos principai, kad ir kokius dabar pakeitimus atliksime iki gegužės 1 dienos, jie fundamentaliai neturėtų keisti jūsų sąveikos su informacinė sistema arba kaip jūs ten keliate ataskaitas, jas redaguojate ir panašiai. Taipogi kartu su naudotojų vadovais pateiksime vertinimo ataskaitų duomenų šablonus, skirtus automatiniam duomenų nuskaitimui įkeliant vertinimo ataskaitos informacinę sistemą. Tai kai pereisim prie demonstracijos, tada ir tuos šablonus tada pademonstruosim, kas tai per dalykai, jeigu dar nesate susipažinę. Šiuo metu vyksta ta vadinama bandomoji eksploatacija mūsų informacinės sistemos, jinai vyks iki balandžio 15 dienos, tai techniškai jūs patenkate kaip tie vartotojai, kurie bandys tą mūsų informacinę sistemą, jos funkcionalumus, kaip sakant, informuosite mumis apie kažkokias klaidas, kurios jums neleidžia vienu ar kitų dalykų padaryti. Tai būtent ta bandomoji eksploatacija ir yra skirta, kad plačioji suinteresuotų asmenų grupė galėtų išbandyti funkcionalumus ir mums tai padėtų išgaudyti tas klaidas, neatitikimus ir tai leistų užtikrinti mums, kad tai būtų sutvarkyta, pataisyta. Ir jau gegužės 1 dienai vertintojai galėtų pilnavertiškai naudotis jiems aktualiu funkcionalumu. Yra dvi aplinkos, kurios yra paleistos, tai yra ta vadinama VAIS prod aplinka arba jau ta galutinė aplinka, kurią jūs ir turėsite naudotis nuo gegužės 1 dienos.
Jos išskirtinumas yra tas, kad ši aplinka neturi jokių vartotojų valdymo Wise pusėje funkcionalumo ir mes 100% pasitikime duomenimis, kurie yra gaunami iš vertintojų rūmų. Taipogi yra paleista testinė aplinka, kurios skirtumas yra toks, kad mes duomenų iš vertintojų rūmų šioje aplinkoje negauname, bet yra galimybė susikurti testinius vartotojus, tai paskui prieisim prie to, pademonstruosiu šitą niuansą, kur galite susikurti savo testinius vertinimų įmonių vartotojus dėl vertinimo įmonių atstovų ar administratorių paskirų bandymų, tai reikėtų kreiptis atskirai. Tas dalykas bus kuriamas rankiniu būdu, tai po šio pristatymo su rūmais matyti pasidalinsime ir kontaktų, kuriuo siūsti tokius poreikius, kad būtų tos paskyros sukurtos. Ir, kaip minėjau, tai čia galima pasibandyti jau savo tos vartotojus susikurti, pamodeliuoti situacijas, tarkim, jeigu jūs netenkate kvalifikacinio pažymėjimo, baigėsi jūsų narystė, nebesate kažkokios, tarkim, draudimas, kvalifikacija ir gali pasibandyti ir matyti, kaip ta sistema reaguoja į jūsų pokyčius. Tai turėtų įsivaizduoti tada ir toj pradinėje aplinkoje, kai keisis duomenis rūmų infrastruktūrai. Taip, kaip minėjau, bandomoji eksploatacija vykdoma. Esame informaciniai sistemoje tokį kaip ir vabalėlio ikoną padarę, kur galite pranešti apie jūsų užfiksuotą klaidą. Prašymas būtų, jeigu tai darysite, pridėti pilno ekrano nuotrauką, kad matytųsi, kokiu URL esate prisijungęs, nes tai tikrai mums duotų papildomos informacijos. Ir jeigu yra galimybė prašyti, kokius veiksmus atlikote iki tos klaidos atsiradimo arba kokius ten mygtukus paspaudėte, nes tai mums padės aiškiau išsiaiškinti jūsų aptikat tas problemas ir kaip jas reikėtų ištaisyti. Ir kaip ir skaidrė sako, klaidų bus. Kiekviena informacinė sistema, ypač nauja informacinė sistema, kuri kuriama nuo nulio, be klaidų neišsisuka, tos klaidos gali būti didesnės ar mažesnės. Ir tam mes visi bandome dar iki gegužės 1 dienos šiek tiek tą sistemą išbandyti, ištestuoti, pasižiūrėti, ar viskas veikia, kad gegužės 1 dienai ta sistema veiktų taip, kaip jinai turėtų veikti. Lūkestis yra toks, aišku, net ir išbandžius visas sistemas, visų, kaip sakant, galimų scenarijų ir atvejų neištestuosim, neišbandysim, tai, kaip sakant, gyva praktika gali vis tiek tam tikrų iššūkių iškelti, tam tikras ribinės klaidas pamatyti, kur reikės tų pataisimų. Ir čia šitoje vietoje gal vertintojus norėčiau nuraminti, kad, kaip minėjau, kad mes kaip PVNT tikrai suprantama šitą dalyką ir atėjant gegužės 1 dienai, matyt, bus galima kažkokį viešą pranešimą išleisti dėl kažkokio, kaip pavadinkim, pereinamojo laikotarpio, kuriuo remintis ten, tarkim, vertintojai galėtų būti ramus, kad PVNT ten, kaip sakant, netaiks kažkokių poveikio priemonių dėl to, kad vertinimo ataskaitos nebuvo įkeltos į Vaisą per vieną dieną. Gal pagrindiniai ataskaitų naudotojai, kurie tikėtina bus bankai, su jais pasidalinti tą informaciją, kad jie irgi gal šiek tiek atlaidžiau žiūrėtų į šią situaciją. Bet visa tai priklausys nuo to, kaip ta sistema atrodys artėjant gegužės 1 dienai. Ar visus funkcionalumus, kuriuos planavome gyvendinti, pavyks gyvendinti pilna apimtim, ar bus tam tikrų dalykų, kuriuos dar reikės patobulinti ir tai gali sukelti tam tikrų iššūkių. Tai trumpai pristatymas būtų toks, galima būtų pereiti prie informacinės sistemos demonstravimo.
Taip, turėtų matytis. Taip, Leonardai, jeigu matome. gali. Liuks, dėkui. Tai matome dabar tą vadinamą testinę aplinką. Kodėl demonstruojam testinę aplinką? Nes tiesiog mes nesame vertintojų ir vertinimo rūmų nariai, todėl iš vertintojų ir vertinimų įmonių perspektyvos negalėtume pademonstruoti tam tikro funkcionalumo. Iš esmės, tai dėl to demonstruojame per testinę aplinką. Ką aš noriu paminėti, būtent apie testinę aplinką, kad jūs galite susikurti testinius vartotojus, tai yra galimybė pasirinkti testinį vartotojai. Tipiškai jūs ateisite į tokį langą, tai paspaudę prisijungti per elektroninius valdžios vartus, jūs turėsite du variantus. Prisijungti per elektroninius valdžios vartus, kurie dabar veikia tam vadinamam testinėje aplinkoje, ne produkcinėje aplinkoje, bet tas pats elektroninės valdžios vartai turi tą vadinamą testinę aplinką, tai ten veikia per tą prizmę. Ir tada yra testavimo vartotojas, kur galite jūs registruotis, susikurti vardą, elektroninį paštą, slaptažodį ir galimybę registruotis arba kaip individualus vertintojas, arba kaip įmonės vertintojas. Jeigu kaip individualus vertintojas, jūs nusirodote savo informaciją, kvalifikacinį pažymėjimą, vertinimo sritį, kvalifikacinio pažymėjimo lygį. Galite pridėti dar 2 pažymėjimus, čia jeigu esate kitų sričių vertintojai. Taipogi galite pridėti narystę nuo iki, draudimą ir susikurti nepriklausomą vertintojo vartotoją. Svarbu pažymėti, kad kokiais parametrais jūs tą testinį vartotoją susikursite, tai jų keisti negalėsite. Kitaip sakant, jeigu susikursite su draudimo numeris ten 001, tai jo jau pakeisti į kitą negalėsite, ten reikėtų lysti per sistemą, tai tiesiog jeigu kuriate, susikurkite ir laikotarpius, kaip sakant, adekvačius, kad negaliotų tik vieną dieną. Nebent norite pasižiūrėti, kaip veiktų sistema, jeigu ten rytoj baigėsi jūsų narystė ir ką tada sistema rodys tokiam vartotojui. Tai čia, kaip vadinamas tas smėliadėžės sandboxas, jūs galite kurtis įvairius vartotojus su įvairiais parametrais. Jeigu jūs norite užsiregistruoti kaip įmonės vertintojas, tai spaudžia dar papildomą šitą laukelį ir jūs galite susivesti įmonės duomenis ir tada jūs galėsit būti priskirti įmonės vertintojo rolė jums bus suteikta. Tai čia irgi yra duomenys, kuriuos galite susipildyti irgi tada, jeigu norite tai aktyviai naudoti, rekomenduojama tuos visus laukelius ir terminus nusimatyti atitinkamus, kad jie nepasibaigtų. Ir viskas, paspaudus sukūrus testavimo vartotoją, jums tas testavimo vartotojas atsikuria ir jūs prieinate prie vaisių. Tai aš tada norėčiau pademonstruoti tai iš esmės. Tai turime vieną iš vartotojų. Tai tarkim, šis vartotojas yra nepriklausomas vertintojas, individualus vertintojas. Tai yra taip vadinamas tas vertintojo darbastolio laukas. Svarbu atkreipti dėmesį į dešinėje viršuje pusėje esantį laukelį. Šitoje vietoje jūs galite valdyti savo paskyras. Tipiškai jums prisijungiant per elektroninius valdžios vartus prie sistemos, jums automatiškai bus priskirta fizinio asmens kortelė arba rolė, nes kiekvienas asmuo jungiasi kaip fizinis asmuo. Tai čia gali būti jums aktualu kaip vertinimų užsakovam, tarkim, jeigu esate vertinimų užsakovai, tai būtų su jumis susijęta ataskaita, tai jūs pasirinkę šitą laukelį galėtumėt matyti mano užsakytos ataskaitos. Ir čia būtų jums, tarkim, priskirtos tam tikros ataskaitos, kurių ten nuosavybė jūs savo, tarkim, prisiskyrėte. Jeigu kalbant apie nepriklausomą vertintoją, tai šiuo atveju matote nepriklausomą vertintoją informaciją, tai vardą, pavardę, kad tai yra aktyvus vertintojas, kokia yra jo narystė rūmuose, kada jinai baigėsi, gal pabaigos nebus, bet svarbu, kad jinai būtų galiojanti. Kvalifikaciniai pažymėjimo numeriai, čia galima turėti 3 vienetus, civilinės atsakomybės draudimas, ir palyginimo indeksas, kur jisai palygina vertinimo ataskaitų ir sandorių duomenis apie vykusius sandorius. Krumpliaratį paspaudus, jūs galite pereiti prie savo
to vadinamo redaguojamo paskyros laukelio, tai reiškia, jūs galite pasitvirtinti savo elektroninį paštą ir išsiųsti prašymą, kad jisai būtų priskirtas, jums, kitaip sakant, validuoti tai. Šiuo metu nėra padaryta, bet mes pirminio prisijungimo metu, jeigu tai bus vertintojas ar vertinimo įmonės vertintojas, elektroninį paštą reikalausim privalomai užpildyti, kad jūs turėtume tą elektroninį paštą, nes juo keliaus įvairūs pranešimai ir tikėtina vyks tam tikra komunikacija. Tai elektroninis paštas bus, kaip sakant, privalomas duomuo šitoje informaciniai sistemai. Grįžtant į vertintojo darbastalį, tai ką taipogi jūs galite matyti, tai yra vertinimo ataskaitų ruošimo langą, jeigu galiu aš taip pasakyti, arba jau užregistruotą ataskaitų langą, tai matote paskutinius veiksmus, kuriuos jūs atlikote. Tai šiuo atveju matom, kad yra ir užregistruoto ataskaitų, ir juodraštinių ataskaitų, kurios pradėtos rengti, bet dar nebaigtos. Jūs galite pereiti į savo viršui paspaudę mygtuką ataskaitos, pereiti į vertinimo ataskaitų sąrašą, kur jau matysis pilnas sąrašas vertinimo ataskaitų. O jeigu paspausite pridėti naują ataskaitą, tai atsidarys tas vadinamas ataskaitų įkėlimo vedlys, kur galėsite pradėti ataskaitos įkėlimo veiksmus. Tai gal ir pradėkim nuo ataskaitų įkėlimo veiksmo. Ataskaitos į VAIS gali būti įkeltos keliais būdais. Bet kokiu atveju dokumentus reikia šitame lauke prikabinti. Kaip minėta, yra tam tikri apribojimai numatyti ir šito vedlio dalyje. Dokumentus prikabinant, ataskaitos įkėlimas vyksta dviem būdais. Pirmas būdas yra toks, kad vertinimo ataskaitų duomenys yra užpildomi rankiniu būdu, tai vadinasi ranka, arba vertinimo ataskaitų duomenys yra užpildomi pagal nustatytos formos užpildytą ataskaitos duomenų šabloną arba dokumentą. Tai šiuo atveju, nežinau, gal tada būtų gerai pradėti nuo to vadinamo, kur mums manoma yra vertintojams patogesnis variantas, tai yra vertinimo ataskaitų įkėlimas pasinaudojant dokumentų šablonų ataskaitos duomenų. Tai aš jį tada pabandysiu pademonstruoti, kas tai yra per daiktas, kad jūs tiesiog suprastumėte kontekstą. Dėlė. Leonardai, nesimato turbūt, ne? Pastrigo kažkas? Ne, nesimato. Kažkokios techninės klaidos, kai jų nereikia. Ne. Tuo jau žiūrėsim, gal užsikraus. Gerai, matau, kad neužsikrauna, tai gal užsikraus vėliau, tada bandau demonstruoti rankinį būdą. Gal tokiu pradėkime nuo to. Tai štai yra dokumentų įkėlimas, tai šitoje vietoje galima pasirinkti dokumentus, formos jau buvo paminėtos, kokios gali būti, tai įkeliu iš esmės dokumentą, kur jau formatai yra priimami. Šiuo atveju mes turime tą vadinamą bazinį pasirinkimą, tai tipiškai, ką jūs matysite, tai matysite 3 pasirinkimus. Ar tai yra vertinimo ataskaita, ar tai yra ataskaitos priedas,
kuris nepatenka į ataskaitos tą pagrindinį dokumentą, tai yra ataskaitos duomenys. Trumpai apie kiekvieną. Tai turbūt mažiausiai reikia aiškinti, kas yra vertinimo ataskaita, tai yra tas pagrindinis ataskaitos dokumentas, kuris yra pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu arba ranka ir skenuotas PDF, jeigu galima tai pasakyti. Tada turim ataskaitos priedai, tai yra priedai būna tipiškai sudėti į tą patį ataskaitos dokumentą, bet tam tikris atvejais jie būna išskaidyti į atskirus priedus, tam tikri priedai būna kaip video medžiaga, tai yra numatyta galimybė pridėti juos kaip atskirus dokumentus. Ir trečias dokumentas tai yra ataskaitos duomenys. Jisai yra naudotinas tuomet, jeigu jūs nenorite to mūsų ataskaitos šablono kažkokiu būdu inkomponuoti į savo ataskaitų turinį ir tai galite pateikti kaip atskirą dokumentą ir nuo jo yra atliekamas duomenų nuskaitimas. Tai yra tokie 3 baziniai pasirinkimai, tai aš siūlyčiau tada, jeigu man kažkodėl dokumentą atidarys pagaliau, tai turbūt ne. Bandom tada rankiniu būdu. Nežinau, tada Leonardai ir Tadai gal galite kažkokį variantą pasiruošti automatiniam nuskaitimui, kai praeisim tą vieną scenarijų, nes man kol kas dokumentų kažkodėl netidaro nei vieno. Pademonstruoti vizualiai, kaip tas šablonas atrodo. Tai jeigu kažkas galės pademonstruoti, kaip šablonas atrodo, tai bus liuks. Taigi, pridedam dokumentą. Čia yra svarbus momentas. Dokumentai viešinami, tai standartiniu atveju yra pažymėta, kad dokumentai yra neviešinami. Tiesiog dėl saugumo sumetimų, kad netyčia nepraleistumėt šito žingsnio. Tai jeigu dokumentai yra neviešinami, jūs spaudžiate nuskaityti vertinimo ataskaitos duomenis ir šitą mygtuką spaudžiate, jeigu turite tą vadinamą duomenų šabloną įsidėję į savo vertinimo ataskaitos dokumentą, arba jeigu tai yra ataskaitos duomenų failas. Kadangi mes tokių dalykų neturime, mes nesame pridėję to prie vertinimo ataskaitos, tai net paspaudus mygtuką nuskaityti duomenis, mums sakys, kad mes nieko nenuskaitėm, nes dokumente nėra nustatytas turinio informacijos. O jeigu spausime tęsti, tai tiesiog leis pildyti kaip paprastą vedlį, kurį reikia užpildyti ranka. Tai šiuo atveju, ką reikia nurodyti ataskaitos numerį rankiniu būdu, kokį jūsų įmonė šiai ataskaitai priskirs, pasirinkti vertinimo sritis. Tai galima vieną prisirinkti, galime 2, galime visas. Čia šitoj vietoj esate laisvi įsivesti tuos duomenis. Tai pasirinkim, tarkim, vieną, nekilnojamas turtas. Taikyti standartai irgi išvardinti. Jeigu atsitiktų taip, kad atsirastų nauji standartai, kurie yra privalomai taikomi, tai būtų galima juos įrašyti. Pasirinkim standartinį atvejį, tarptautinius vertinimo standartus. Ir, tarkim, Europos vertinimo standartus. Vertinimo tikslai yra išvardinti, jų pavadinimai eigoje gali keistis, nes dirbame ties privalomų vertinimų atvejais ir tikslais ir kas laikoma privalomų atveju, tai matant poreikį kažkokį tikslą adaptuoti arba jį ištrinti, tą bus galima padaryti ateityje. O kitas variantas yra, visą laiką galima pasirinkti kitą ir įrašyti reikšmę. Tai esate laisvi šitoj vietoj taip pat. Ir vertinimo metodai, lyginamasis išlaidų kaštų pajamų metodo darinys, ir kita, jeigu sugalvotumėt, kas tas kita gali būti. Taigi, tai pasirinkam kokį nors tipinį vertinimo tikslą, lyginamasis metodas, spaudžiame tęsti. Čia dabar, aišku, jums tas klaidas meta dėl to, kad bandėm nuskaityti duomenis, nieko nenuskaitę. Jeigu pildotumėt rankiniu būdu, bet to automatiniu nuskaitomėt, tų klaidų turbūt ir nerodytų jums. Tai šiuo atveju aš esu individualus vertintojas užsiregistravęs, tai aš tada iš esmės taip pat ir suvedu savo duomenis šitoje vietoje. Tai tas esu parengęs vertinimo ataskaitą,
pasirenku vertinimo sritį, kad tai yra nekilnojamas turtas. Ir tęsiu toliau žingsnį. Tada reikia nurodyti užsakovo duomenis. Užsakovo duomenis reikia nurodyti, nes įstatyme, kaip minėta, vertinimo užsakovui turi turėti galimybę vertinimo ataskaitą atsisiųsti iš vertinimo ataskaitą informacinės sistemos. Su juridiniais asmenim yra paprasčiau, nes čia užtenka nurodyti įmonės pavadinimą ir kažkokį kodą. Čia dabar kol kas nėra griežtos validacijos, tai leis suvesti iš esmės bet ką. Fiziniai asmenys taipogi ten galim suvesti, tarkim, suveskime realius duomenis. Taip, ir kaip matote, galite visą laiką pridėti daugiau fizinių ir juridinių asmenų paspaudę šituos mygtukus. Taigi spaudžiame tęsti, perinam prie vertinimo ataskaitų objektų. Čia šiuo atveju yra vienas įrašas, visą laiką galite pridėti daugiau įrašų, visą laiką galite juos pašalinti, nes yra šalinimo mygtukas. Ir pasirenkam kažkokį dalyką. Susipildote duomenis, dabar aišku matote, kad sistema šiek tiek šokinėja, gal tam tikra informacija išsitrina, tai tiesiog yra testinė aplinka, kolegos aktyviai dirba prie kodo, tai gali atsirasti tam tikrų trukdžių, kaip šiuo metu. Įvedam, tarkim, plotą 50, mato vienetas, tai bus kvadratiniai metrai iš pasirinkimų galima. Dalis, tai čia visas objektas, turto sektorius arba viešas arba privatus objekto. Vertės pagrindas taipogi galima pasirinkti, na ir vertės dydis, tarkim, 50 000 eurų. Ir vertės nustatymo data. Taigi, užpildę visus duomenis, spaudžiame tęsti ir mumis išmeta į tą vadinamą paskutinę langą, kuriame dar iš esmės susitikriname ir duomenis mumis kokie yra suvesti tenkino. Tai yra nurodyta, koks dokumentas yra pridėtas, nurodyti tie duomenys, kurie buvo užpildyti iš esmės. Pateikiamas pranešimas, kad prašome peržiūrėti. Jeigu kažkas užpildyta ne taip, jūs visą laiką galite grįžti į tą vedlio lauką, kuriame tie duomenys yra pateikti. Taipogi, kaip minėjau, reikia patvirtinti, kad jūs atitinkate nepriklausomumo kriterijus. Ir čia viena varnelė, tai pažymėti, kada dokumentas buvo pasirašytas. Tai, pavyzdžiui, vakar. Ir tada pateikti vertinimo ataskaitą. Taigi, matote, nauja vertinimo ataskaita atsiranda sąraše, atsiranda jūsų vertinimo darbastalio mano ataskaitų skiltyje. Jūs tą ataskaitą matote ir čia yra visi duomenys, iš esmės, kuriuos jūs užpildėte ir kuriuos galite atsidaryti vertinimo ataskaitos detalių lange. Taigi, grįžtų į vertintojo darbastalį, matote šitam sąraše atsiradusi nauji įvykiai, kad yra užregistruota nauja ataskaita. Jūs jos galite paspausti ir iš šito sąrašo, atsidarys jums tą detali ataskaitos kortelį, jeigu galim pasakyti. Matysite duomenis apie užsakovus, tai čia yra svarbus dalykas paminėti, kad užsakovom, jeigu tai yra fizinis asmuo išsiunčiamas pranešimas patvirtinti savo ataskaitos nuosavybę, jeigu galim taip buitiškai sakyti, ir jie turi tada autentifikuotis per elektroninius valdžios vartus ir iš esmės tokiu atveju vietoj šito laukiamo patvirtinimo atsiranda žalias čekmarkas iš esmės, kuris reiškia, kad jūsų užsakovas patvirtino, kad jisai yra užsakovas. Jeigu dėl kažkokių priežasčių jis to pranešimo nepatvirtina, tam pranešimui yra skirta 30 dienų laikotarpis ir,
taip atsitinka, kad 31 dieną jis sugalvoja tą ataskaitą patvirtinti, tai jis tiesiog jos nepatvirtins, teks turbūt jiem kreiptis į vertinimo įmonę ir sakyti, paspauskite šitą mygtuką. Šitą mygtuką paspaudus, jiems išsiųs pakartotinis kvietimas ir jisai tokiu atveju jis galės patvirtinti tą ataskaitą. Jeigu tai yra UABas, tai kadangi yra suvestas UABo kodas, tai jungiantis atstovom per VISPą ir atstovaujant juridinį asmenį, jisai jau prisijungia pagal suvestą juridinio asmens kodą. Čia toks trumpas lyrinis nukreipimas dėl užsakovų rodomos informacijos. Tai kaip minėjau, vertinimo ataskaitas galima matyti pačias naujausias užregistruotas šiame sąraše, sutrumpintam, jeigu galim pasakyti, ir tada per šitą mygtuką vertinimo ataskaitos. Tokiu atveju matote naują vertinimo ataskaitą su visais jos duomenim. Taigi, perėjom pirmą variantą. Tas pirmas variantas yra, kaip ataskaitos duomenys užpildyti rankiniu būdu. Tai turbūt daug klausimų nėra, viskas pakankamai aišku. Pabandykime dabar pridėti naują vertinimo ataskaitą, jeigu tai yra tas pusiau automatinis duomenų užpildymas. Nežinau, Leonardai, Tadai pavyko šabloną pasikėti? Ačiū. Tai tada, jeigu gali permušk mane, nes man tada reikia susitvarkyti kažką. Pabandysiu. Dėkui. Taip, tai turėtumėt matyti mano dabar ekraną. Aš jau esu prisijungęs prie vertintojo ir turiu atsidaręs šablonus. Tai aš tik tai dar pademonstruosiu pačius šablonus. Tai turime šablonų aprašymą, kaip juo naudotis, sakykime taip. Tai čia ir tekstinė informacija, ir pačios lentelės yra sudėtos ir paaiškinta reikšmės, kokios, kaip, kodėl ir apie ką. Tai tiesiog tokią turim apie kiekvieną sritį, aprašymą, kaip tas turėtų būti. Ir kaip matote, tos lentelės tai yra tie šabloniniai dalykai, kurie turi būti užpildyti, jeigu norite automatinio nuskaitimo. Jeigu nenorite automatinio nuskaitimo, tai jokių šablonų galite ir nepildyti ir viską rankiniu būdu tiesiai sistemoje. Taip atrodo kilnojamo turto šablonas, jeigu taip švarų žiūrėti be jokio teksto papildomo. Tai matome vienas lapas, kelios lentelės, kurias reikia užpildyti. Jeigu užsakovą pildot, tai bent vienas iš šitų turi būti užpildytas, tai iš principo nebūtina abi lenteles turėti, galima tik tai vieną turėti, o kitą pašalinti, jeigu tai yra tik su fiziniais asmenim dirbant ir panašiai. Ir taip atrodo mano dabar jau užpildytas šablonas, kurį aš pasiruošiau pademonstruoti. Tai matome tiesiog supildyti tie metaduomenys vadinami įvairiais testiniais duomenimis. Esu supildęs porą kompleksų, kuriuos žinau, kad sistemoje jie yra ir jų pagrindų ten skaičiuojasi tas rinkos indeksas. Tai šitą failą aš dabar ir įkelsiu į sistemą. Pridedam naują. Pasirenkam tą, kurį aš jums demonstravau failą ir nuskaitom. Paspaudžiau nuskaityti, matom, duomenys užsipildė. Jeigu noriu papildomai, galiu savo duomenų dar pridėti, jeigu netyčia neteisingai nuskaitė arba, nežinau, prieš savaitę rengė, to po savaitės paaiškėjo, kad dar reikia papildomai kažko, tai galite iš karto ir pasikoreguoti tos duomenys. Kadangi viskas tvarkingai užpildyta, tai matome pas mane žaliuoja žingsniai, bet jeigu netyčia, nežinau, kokį vertintojo numerį pažymėjimą netokį užpildom, tai atpažinus jį atitinkamai ir parodys klaidą. Arba bandysite pakeisti, tai per sekundę suveikia validacija, kai nuo to lauko pereinat ir judat toliau. Pridėti vertintoją, jeigu norit pašalinti. Vėlgi viskas taip, kaip Žygimantas rodė, tik tai dabar jau viskas automatiškai užpildyti, tai jums reikia tiesiog prabėgti, pasižiūrėti, ar tikrai tie duomenys, arba iš karto galite šokti į paskutinį
šitą puslapį ir peržiūrėti tos dokumentus. Pasižiūrit, susitikrinat, kad viskas čia tvarkingai supildyta, pasitaisote, jeigu reikia, ataskaitos kelimą tą datą ir pateikiam ataskaitą. Ir ta ataskaita atsiranda mano sąraše tų ataskaitų. Tai trumpai tiek. Ačiū, Leonardai. Tai kol kalbėjai, tai pasitaisė ir kompiuteris, tai galiu tada pratęsti. Tikėkimės, daugiau trukdžių nebus. Tai kitas dalykas, kas irgi svarbu paminėti, tai gali būti scenarijai, kurie yra susiję su vertinimo ataskaitos kėlimu, jeigu jūs nenorite ataskaitos dokumente pridėti to vadinamo šablono. Tai yra variantas tą ataskaitos dokumentą pridėti, duomenų šabloną pridėti kitame dokumente. Tai nuosekliai žiūrint, tai būtų įkeliama vėl vertinimo ataskaita, tarkim, yra tas dokumentas ir jisai nėra niekaip modifikuotas, jame to mūsų Leonardo demonstruoto šablono nėra prikabinta. Ką tada gali daryti vertintojas, tai prikabinti papildomą dokumentą, tai yra tą šabloną kaip atskirą dokumentą ir pasirinkti, kad tas dokumentas yra ne ataskaitos priedas, o ataskaitos duomenys. Ką tai reiškia, kad kai sistema gauna tokį duomenų rinkinį, tai jinai prioritetą duomenų nuskaitimui visą laiką ima ataskaitos duomenų failą. Jeigu čia, tarkim, bus kažkoks konfliktas, tai bent jau kiek esame bandę, visą laiką yra imamas ataskaitos duomenų failas kaip pagrindas duomenų nuskaitimui. Jisai jau turi prioritetą. Ir tokia atveju vėlgi principas panašus, tai tiesiog parodysiu, kad irgi duomenys yra nuskaitomi kaip nuosekliai. Čia aišku skiriasi vertintojas, kitą šabloną paėmiau, tai kaip ir Leonardas rodo, iš karto parašo, kad kažkas blogai. Pasižiūrėk, susitikrink, lūkestis buvo toksai, kaip yra ir su sukurtas mokesčių deklaravimo įrankis, kad jisai ten tau paboksnuotų, kad jeigu kažkas blogai, tai nesakyk, kad yra blogai, o pasakyk, kur blogai yra. Tai iš karto jūs matote, kad kažkas blogai yra. Aš kaip vertintojas prisijungęs kaip Žygimantas I, o čia pasirodo Žygimantas III yra įrašytas ir jau sako, ar čia tikrai viskas ok. Ir akivaizdu, kad ne. Tai principas toksai yra. Tada reikėtų per ataskaitų įkelimo vedlį praeiti ir dar vieną scenarijų jums pademonstruoti. Tai reiškia nuasmenintų dokumentų kelimą. Tai kaip minėjau, yra atveju, kada jūsų vertinimo ataskaita kaip dokumentas turės būti viešinami, nes visi tie duomenys, kuriuos jūs užpildote, ne visi duomenys, bet nemaža dalis tų duomenų yra viešinami visais atvejais. Tai yra bet kokia vertinimo ataskaita bus įkelta, jos duomenys bus viešinami, bet ataskaitos dokumentas kaip toks, jisai bus viešinamas tik tam tikrais atvejais, jeigu tas vertinimas atitinka viešojo sektoriaus turto apibrėžimą. Jeigu tokia situacija bus, tai tarkim jums yra galimi keli scenarijai, ką jūs galite padaryti. Įkelti vertinimo ataskaitą ir jeigu ta ataskaita yra paruošta taip, kad ją galima iš karto viešinti, tai nėra ten tų fizinių asmenų vardų, pavardžių, asmens kodų, objektų adresų ar nuotraukų, šiuo metu galiojančiam reglamentavime aš nelabai įsivaizduoju, kaip taip ataskaitą galima būtų parengti, nes tiesiog reikalavimų, tarkim, netitiktume, bet pagal naują reglamentavimą, jeigu taip būtų įmanoma, sakau, teorinė galimybė gal yra, mes tikrai to taip detalinio analizavimo, tai pasirinkus, kad taip, tai yra viešinamas dokumentas, ataskaita kaip toks, tai būtų galima jį viešinti. Viešinimas vyktų per šitą akutės principą, kad jeigu mes dabar išmeta pranešimą, kad aš negaliu nuasmeninti, nes tai yra ataskaita. Matote jau irgi pranešimą tokį, kuris jums duoda kažkokią užuominą, kurioje vietoje kokia problema yra. Ir jums nereikia
aiškintis, skambinti kažkur, pati sistema duoda užuominą, ko reikia. Tai va šiuo atveju sako, kad reikia papildomo dokumento, jeigu aš noriu viešinti dokumentą, bet nenoriu jo rodyti. Vadinasi, trūksta kažkokio papildomo dokumento. Tai visgi, jeigu aš paspaudžiu, kad tai yra viešinama, tai akutė dega, nėra perbraukta, praėjus visą vedlį, paspaudus tvirtinti, šitą ataskaitą išsiviešins. Jeigu mes norime viešinti nuasmenintą ataskaitą, kaip aš minėjau, tas yra antras variantas, paruošti antrą dokumentą, kuriame nebūtų tų rekvizitų, kurių neturi būti pagal privalomą vertinimą. Tai paimkim kitą dokumentą, jis yra ne ataskaitos priedas, o tarkim yra nuasmeninta ataskaita. Kaip matote, yra atsiradę du papildomi dokumentų tipai. Jie atsiranda tik tokiu atveju, jeigu šitam laukelį yra pasirenkama taip. Tai jau pasirinkus nuasmenintą ataskaitą ir pasirinkus, kad aš nenoriu rodyti pirmojo dokumento, kur prieš tai man draudė, sakė, kad turi viešinti, tai viskas tvarkoj, šitą dokumentą galima viešinti ir jis yra nuasmeninta ataskaita. Ir taip su kiekvienu dokumentu galime žymėti pagal poreikį, ar tas dokumentas yra viešintinas pagal įstatymų reikalavimus, ar ne. Tai būtų trumpai tiek apie nuasmenintos ataskaitos vedlį. Tiesiog pro visą nepraeisim, nes algoritmas yra toks pat, tai tiesiog nieko gal nepademonstruosim. Vienintelis skirtumas yra tai, kad jeigu mes tokią ataskaitą užregistruosim, pabandykim užregistruoti ją su duomenim. Taip, tai matote, paskutinėme etape labai aiškiai išsako, kad šitas dokumentas yra neviešinamas, šitas dokumentas yra viešinamas, leidžia jums pasitikrinti tą informaciją. Na ir, aišku, neleisiu užregistruoti, nes yra 3 klaidos. 3 klaidos, kurios susijusios, kad bandau registruoti, nebūdamas tuo vertinti. Tai dabar neužregistruosiu tas ataskaitas, bet jeigu, tarkim, pakeičiau duomenis į pakeičiu duomenis į kitus, spaudžiu tęsti, bandau registruoti. Neprisisuka validacija, tai šitą vietą reikės pasižiūrėti. Techniškai turėtų prisisukti, gal dėl dokumentų įkelto, bet iš ataskaitų sąrašo, tai man atrodo, ten numeris pas tave buvo klaidingas įrašytas, ne tik vardas. Jo, tai viskas tvarkoj. Tai tiesiog tada koks skirtumas yra, tai ataskaitų sąraše, jeigu taip žiūrint, yra tokia viešinimo skiltis, kur aiškiai matysis, ar tai viešinama, ar tai neviešinama ataskaita. Ką tai reiškia, kad kur viešinama ataskaita, tą nuasmenintą dokumentą galės parsisiųsti plačioji visuomenė, paspaudus šitą atsisiuntimo mygtuką. Ką visuomeniai leidžia įstatymas iš esmės. Tai tas nuasmeninto dokumento parengimas, tinkamas duomenų, tarkim, nuasmeninimas, kiek tas reglamentuota įstatymė ir kokių duomenų neturi būti tame dokumente, tai jis bus pakankamai svarbus, nes nuo to priklausys, kokią informaciją įsiviešins. Tai va, ką turbūt svarbu dar paliesti iš funkcionalumo perspektyvos, tai yra ataskaitos redagavimo funkcionalumas. Jeigu mes turime taip vadinamą būseną juodraštis, tai reiškia, tai yra ataskaitos projektas, kur kažką mes esame sistemoje pradėję daryti, bet nepabaigę. Čia sudėjom dokumentus, juos pamiršom, kažkur išėjom ir jis užsisaugo kaip juodraštis. Tai juodraštį mes galime koreguoti iš esmės bet kada, kažkokių ten tų validacijų griežtų nėra. Jūs bet kokiu atveju ant bet kokio juodraščio galite užkabinti naują ataskaitą ir jinai užsiregistruos kaip tvarkinga ataskaita ir to juodraščio neliks. Jeigu tai yra jau registruota ataskaita, jinai užregistruota, praėjus įtvirtinimus, tas visas validacijas, kurios reikalingos, tai tokiu atveju redaguojant ataskaitą, tai yra mygtukas redaguoti, jis pasiekiamas per šitą langą, jūs galite pasiekti jį per
ataskaitos detalių langą. Taipogi galite pasiekti ir per ataskaitų langą, bent jau turėtų būti. Taip, tai yra gale, kur galima paspausti mygtuką redaguoti. Ką reiškia redagavimas? Redagavimas reiškia, kad galima keisti tiek pridėtus dokumentus, tai yra visi dokumentai, kurie yra pridėti, jie gali būti pakeisti, tiek galima pakeisti duomenis, kurie yra, jeigu paimsime kol kas šabloną, juodraštį, galite keisti tiek šitos pridėdamus dokumentus, galite keisti tiek čia nurodoma informacija. Keičiamos informacijos apimtis nėra ribojama, galite iš esmės viską pakeisti, galite pakeisti vieną įrašą, vieną raidę ir tai. Bet ką tai reiškia, paspaudus mygtuką redaguoti, jums iššoks toks pranešimas, ar jūs tikrai norite redaguoti. Kol kas dar nėra vieno įrašo, kad turėtumėte ir nurodyti, kodėl redaguojate, tai tas dalykas yra planuojamas įgyvendinti, šiuo metu kol kas nėra, tiesiog auditavimo tikslais. Ir paspaudus mygtuką taip, susiformuoja tos ataskaitos versija numeris 2. Ką tai reiškia? Kad pirmoji ataskaitos versija užsiarchyvuoja, jinai užsiarchyvuoja sistemoje ir tas užsiarchyvavimas įvyks tada, kai bus patvirtinta redaguojamos patvirtinta versija numeris 2. Kitaip sakant, paredagavus ataskaitą reikės praeiti tuos vadinamus formalius ataskaitos registravimo etapus. Tai reiškia, kad jeigu ten yra vienas vertintojas, tai jisai realiai paredagavęs ataskaitą tuo pačiu ir patvirtins tą ataskaitą. Jeigu ten yra keli vertintojai, tai ten tada tas patvirtinimas turi būti iš kelių vertintojų, apie tą funkcionalumą gal šiek tiek vėliau, jeigu liks laiko. Tai atsiranda versija numeris 2, kaip sakiau, galime redaguoti dokumentus, pasakyti, kad norime pridėti papildomą dokumentą kokį nors, tai pridedam papildomą dokumentą, norim tada pakeisti kažkokį sritį, pridedam sritį, spaudžiam, turim klaidų, kėlimas, tai pasižiūrim, sekundę, ataskaitos priedas, ataskaita, čia apie viešinamą, tarkim, norim pasirinkam neviešinamą, tai nueinam nuosekliai į ataskaitos priedą, dabar nenuskaito, toj sekundę. Čia, kaip sakant, gyvai darom, tai taip. Kad greičiau pastebėti situaciją, tarkim, taip, spaudžiame pateikti ataskaitą. Viskas, ką jūs matote sąraše, to ataskaitų. Tai turite matyti versiją numeris 2, tai atsiranda nauja versija numeris 2, rodo, kad ataskaita buvo redaguota, vartotojams automatiškai rodoma, iš esmės visiems vartotojai automatiškai rodoma naujausia versija, mums kaip sistemos administratoriam, tvarkytojam ir valdytojam yra prieinama ir ta istorija, jeigu nežinau, tarkim, būtų poreikis kokiam ikiteisminiam tyrimui ar dar kažkam tokią informaciją pateikti, bet tipiškai vartotojams rodoma naujausia versija ir rodoma indikacija, kad tai yra nauja versija, yra tam pateikima indikacija. Taigi, ką norėjau pasakyti, kad paspaudus mygtuką redaguoti, iš esmės atšaukti redagavimo kaip tokio, sekundėlę atsiprašau, atšaukti redaguojamą būsenos negalės tol, kol nebus pabaigtas redagavimas. Tai reiškia, siūlytume redagavimo funkcionalumą naudoti atsargiai, nes tai gali sukelti problemų tiek dėl viešinamos informacijos, tiek dėl jums prieinamos informacijos. Tai jeigu tikrai nusprendžiate, kad jums reikia ją redaguoti, tai tokiu atveju ir tą redagavimo funkcionalumą naudokite. Čia aš kalbu turbūt, kai jau bus ta vadinama produkcinė versija sistemos ir jie veiksite nuo gegužės 1 dienos, kada jūs jau privalėsite jau tas realias ataskaitas kelti pagal įstatymo reikalavimus.
Tai redagavimo funkcionalumą turėtumėt naudoti atsargiai ir būtent tie įspėjamieji pranešimai jums skirti ir tam, kad netyčia nepasispaustų tas mygtukas ir neatsitiktų tokia situacija, kad jau reikia versiją numeris 2 kurti. Taip, tai dėl redagavimo turbūt tiek. Tai kaip minėjome, kitas dalykas yra tas vadinamas ataskaitų sąrašas, kur matote savo ataskaitas. Jūs turite galimybę funkcionalumo pagalba atsifiltruoti tam tikrą informaciją. Tai pavyzdžiui, norite, kad būtų reikšmė, tarkim, koks nors Žygimantas, ir atfiltruoja viską pagal tą stulpelį, kur yra ta informacija. Filtravimas vyksta pagal visus stulpelius. Jeigu jums nepatogus vaizdas, kaip čia matosi, nes pakankamai informacijos daug yra, gal jums tiek informacijos nereikia, jinai jums blaško, nes informacijos, kaip matote, laukelių tikrai nemažai. Ne visi turi tą skrolinimo galimybę į šonus. Tai yra galimybė susimažinti laukelius arba pasidaryti juos pagal poreikį. Tai galite nusižymėti visus laukus iš esmės. Galite pasižymėti, kad jums tik tais ataskaitos numeris svarbus, vertintojas ir, tarkim, paimkim, vertinimo tikslas. Ir jūs tokį sąrašą matysite. Tai tas sąrašas pakankamai modifikuotas, jį galima modifikuoti. Kitas paieškos būdas yra per tą vadinamą globalią paiešką, kur jūs galite įvesti, tarkim, duomenis kažkokius, ir jums atfiltruoja, kas turi tą parametrą. Matau, kad liko 5 minutės, tai gal pabandysim dar greituoju būdu praeiti keletą funkcionalumų. Jeigu kiti kolegos, kurie man padeda pristatyti, turės laiko, tai galime dar, manau, pratęsti susitikimą pusvalandukai, nes matyti gal kažkokius klausimus būtų gerai atsakyti, bent jau dalį jų. Tai gerai, tai aš tada gal norėčiau toliau perėti prie ataskaitų atsisiuntimo. Tai ataskaitų atsisiuntimas irgi galimas per ataskaitų sąrašą. Tai, tipiškai jums turbūt gali tas klausimas būti neaktualus, bet jeigu norėsite vertinimo ataskaitas, tarkim, atsisiųsti iš informacinės sistemos, tai jūs tą galite daryti. Įstatymas numato, kad jums ir vertinimo įmonėms ataskaitos iš sistemos teikiamos neatlygintinai, mokamai iš esmės. Už tą neturite jokių rinkliavų mokėti. Tai yra galimybė tą dalyką atsisiųsti. Dabar tik mygtukas nesimato man. Tai aš parodysiu gal tada per viešą sąrašą. Tai viešam sąraše yra tas mygtukas atsisiųsti, tai jūsų sąraše irgi turėtų būti toks mygtukas atsisiųsti. Jį paspaudus atsisiunčia jums zipinis failas, kuriame yra sukelti visi dokumentai, kuriuos esate įkėlę į vedlį. Tai būtų ar vienas dokumentas, ar 2 dokumentai, jis atsisiųsti zipiniam failui. Tai jūs ataskaitą gaunate tokiu formatu. Užsakovai, vertinimo ataskaitų naudotojai irgi tą informaciją gauna tokiu formatu. Jeigu kalbant apie viešus asmenis, tai yra visuomenė, tai jie paspaudę tą mygtuką gauna tik tuos dokumentus, kurie yra susiję su nuasmeninta ataskaita. Tai nuasmenintos ataskaitos dokumentą. Kas taipogi yra svarbu paminėti, tai yra kitas funkcionalumas, kuris yra gal ne tiek vertintojams aktualus, bet aktualus vertinimo įmonių atstovam. Tai yra galimybė turėti vertinimo įmonės paskyrą ir atitinkamus funkcionalumus. Tai aš to jau pademonstruosiu. Svarbus niuansas. Vertinimų įmonių atstovai, jungdamiesi į šią informacinę sistemą, turi jungtis kaip juridinio asmens atstovai, tai turėdami tą požymį, tai nežinau, Leonardai, gal trumpai galėsite tada tą vispo perspektyvą parodyti, kaip ten su juridiniais asmenim atrodo,
kad susidaryti geresnį vaizdą. Dabar kol kas tiesiog prisijungsime, lyg tai būtų autentifikuotas Vispo vartotojas ir turintis įgaliojimą veikti įmonės vardu. Svarbu paminėti tai, kad įmonės administratorius kaip toks visą laiką bus įmonės vadovas, direktorius, kuris per Vispą gali prisijungti. Mes taipogi esame užprašę iš registrų centro įgaliojimų registre taipogi numatyti tokią paslaugą. Kitaip sakant, jeigu jūsų įmonės vadovas nuspręs, kad jisai ten su sistema saveikauti nenori ir nenori kurtis paskirų, tai jisai gali įgalioti per įgaliojimų registrą sistemoje veikti kažkokį kitą asmenį ir tas asmuo prisijungs iš esmės tokiom pačiom teisėm kaip įmonės direktorius į tokio tipo įmonės paskyrą. Tai va čia šito atveju matote, kad tai yra įmonės administratoriaus rolė, kurioje jisai galės administruoti įmonės informaciją. Tai čia pirmiausia yra kokia informacija administruojama, kad matomos visos vertinimo ataskaitos, kurios yra parengtos vertinimo įmonės vardu. Tai yra tas svarbus aspektas. Kas toliau yra matoma? Matomos administratoriaus informacija, kokia yra administratoriaus informacija, tai yra tada matome įmonės informaciją, kokia įmonė atstovaujama, įmonės palyginimo indeksas, kur irgi rodo, kokios yra vertės palyginimas tarp vertinimo ataskaitų ir sandorių duomenų informacijos. Taipogi yra matomas įmonės vertintojų sąrašas ir čia toks atvaizdavimą dar spręsime, ar tokiu būdu palikti, ar kažkaip kitaip į lentelę išdėstyti, kad tiesiog patogiai matytųsi vartotojui. Tai čia yra tam tikri parametrai, kur rodo, kad tas vertintojas turi narystę, yra registruotas sistemoje, yra įtrauktas įmonių sąrašą ir čia įmonė leidžia tam tikrus dalykus administruoti, istorinius duomenis turės leisti administruoti, dabar kol kas čia tokių istorinių duomenų nesukelta yra, tai matote tiesiog tik kelis vertintojus, kurie turi tam tikrus parametrus ir vertinimo įmonių atstovam turėtų leisti priimti tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, jeigu iš rūmų infrastruktūros ateina informacija, kad tas asmuo yra įtrauktas į įmonių sąrašą, tai gali būti paaiškėti, kad jisai dar nėra prisiregistravęs sistemoje. Ir tada įmonės atstovas gali, kaip sakant, pakrutinti savo vertinti, sakyti, kad tai užsiregistruok sistemoje, nes ten turėsi įkelti ataskaitą ar turėsi tvirtinti ataskaitą. Tai toks papildomas funkcionalumas, kuris kaip nice to have, galėjo jo nebūti, bet pasistengiam dėl jūsų, kad jis būtų. Kitas dalykas tai yra administratoriai. Tai ką aš noriu dėl administratorių pasakyti, tai čia yra svarbus dalykas dėl to, kad, kaip minėjau, dalis yra administratoriai kelių rūšių. Pirma dalis yra tie, kurie yra administratoriai pagal teisės aktus. Tai reiškia, kad tu esi įmonės vadovas ir tu turi teisę administruoti įmonę, arba tu esi įgaliotinis, pagal įgaliojimą irgi gali administruoti vertinimo įmonę. Bet siekdami palengvinti įmonėm, kaip sakant, naštą, kad ten direktoriai nesėdėtų ir ten neadministruotų tos paskyros, kūrėm tą vadinamą sisteminį administratorių, kuris yra priskiriamas sistemoje esančio funkcionalumo pagalba. Tai va čia matote tokį administratorių lauką. Ką jis reiškia, kad turime aktyvius administratorius, kurie yra aktyvus ir priskirti. Ir turime vieną laukiamą administratorių, ką reiškia, kad mes išsiuntėm kvietimą jam, tuoj parodys, kaip tą kvietimą išsiųsti. Ir kol tas kvietimas keliauja, kol jis nėra patvirtintas, mes galime atšaukti tą kvietimą, galime pakartoti kvietimą, kad jeigu asmuo praleido, ištrynė tą kvietimą, kad jam vėl išsiųstų kvietimas, jis autentifikuoja save per elektroninius valdžios vartus ir gauna tą vadinamą šios įmonės administratoriaus rolę ir gali administruoti įmonės kortelę ir joje esančią informaciją. Tai, kaip minėjau, yra galimybė pridėti administratorių, tai tam reikia vardo, pavardės, asmens kodo, elektroninio pašto. Paspaudus patvirtinti, išsiunčiamas pranešimas, kaip minėta, ir tada asmuo gali priimti arba atitinkamai nepriimti tokio, kaip sakant, paskyrimo.
Kuo skiriasi vertintojų ir vertinimo įmonių vertinimo ataskaitų peržiūra, dar norėjau paminėti, kad vertinimo įmonė tai mato visas vertinimo ataskaitos, kurios yra parinktos įmonės vardu. Individualus vertintojas mato tik savo vardu parengtas ataskaitas, įmonės vertintojas mato tik savo įmonės vardu parengtas ataskaitas. Tai toks būtų išskirimas. Tai nežinau, Leonardai, aš manau, perbėgau per pagrindinius funkcionalumus, kurios buvo noras pristatyti, pademonstruoti. Kalbant apie įmonės vertintoją, tai jo funkcionalumas iš esmės nesiskiria, įsikomponuoja tik tais papildomi parametrai apie įmonę, kurios vardu vertinimo ataskaitos rengiamos. Tai demonstruoti iš jų pusės kaip ir nėra didelio poreikio, tiesiog susikūrus tuos vartotojus, pabandžius su vienu, tikrai nekils problemų praeiti ir su kitu. Tai nežinau, Leonardai, Tadai, turėtumėt kažką pridėti, ar su demo būtų galima baigti? Tai juridinį asmenį dar galim pademonstruoti, kaip sakei, kad parodytume. Tai aš iš savo pusės pasidalinu ekranu ir jungiantis per valdžios vartus, nes Žygimantas, kur demonstravo, tai viską per testinį tą naudotoją, o čia aš rodau jau, matome čia testinę aplinką valdžios vartų. Tai esmė kokia, kad norint jungtis kaip juridiniam asmeniui, tai tie tipiškai, kas yra direktoriai, tai žino, bet vis tiek parodau, kad svarbu nepamiršti paspausti to juridiniam asmeniui. Čia yra demo per mobilų parašą prisijungimas, tai spaudžiam tęsti, biškį reikia palaukti, kol prasisuks, lygtais kažkas įvedinėtų kodą, užtrunka telefone, bet galiausiai tas įvyksta. Ir matysime, kad šis asmo konkrečiai atstovauja kelias įmonės, tai ir mes pasirenkam, kokią norim įmonę atstovauti ir tas įmonės vardu mes jungiamės į sistemą. Pirmą kartą jungiantis, jeigu niekada iš tos įmonės niekas į VAIS sistemą nesijungia, mes automatiškai sukuriam įmonės visą profilį ir tą pirmą asmenį prisijungusi, kuris turi atstovavimo teisę, ar tai yra direktorius, ar tai yra pagal įgaliojimą asmo besijungiantis, tai jam priskiriam administratoriaus rolę, ir jis bus administratorius. Netgi matau šitą įmonę, matyti jau kolegos testavo ir turi vertintoją priskirtą tą įmonei. Ir tokiu būdu iš principo jūs prisijungiat ir galite matyti tiek tą administratoriaus darbastalį, tiek jau kaip užsakovo įmonę matysite savo priskirtas ataskaitas, tai šiuo atveju šią įmonę nieks nepriskiria, tai ir nematysite. Tai turbūt trumpai taip, kaip fizinis asmuo jau turbūt ne vienas esate jungiasi, tai ten demonstruoti nereikia. Tiesiog čia reikia suprasti, kad jungiantis kaip juridiniam asmeniui, tai jūs ir patenkate to į juridinio asmens atstovavimą, o kaip fizinis asmuo tada jūs gaunate, kaip vertintas galite prisijungti, kaip administratorius, jeigu jūs buvote įtrauktas ir daugiau rolių, kitaip sakant, galite turėti, jungdamiesi per fizinį asmenį. Dėkui, Leonardai. Tai ką norėčiau dar tada paminėti, kad šito pristatymo tikslas buvo pristatyti būtent vertintojam ir vertinimo įmonėm aktualius funkcionalumus, kurie bus pagrindiniai, kuriuos jie naudos nuo gegužės 1 dienos. Taipogi reikėtų paminėti, kad ta sistema ir šiuo metu yra tobulinama, kaip mes šitą pristatymą darom, tai su jie dirba programuotojai, analitikai, architektai, taiso klaidas, kuria naujus funkcionalumus ir stengiasi tą, kaip sakant, sistemą pritaikyti prie poreikių, lūkesčių ir kad jinai atitiktų visus reikalavimus, kurie yra keliami jai pagal įstatymą, nuostatus, techninius aprašus. Tai vystymas vyksta nuolat. Tai kaip buvo minėta skaidrėse, klaidų gali būti, mes tikrai manome, kad nuo jų nepabėgsime, bet norime kuo operatyviau ir tvarkingiau su jom susitvarkyti. Tai jūsų kaip tų vartotojų pasibandymas, prasitestavimas, klausimų uždavimas
jisai yra tikrai sveikintinas, mums tikrai pridėtinės vertės duos ir labai svarbu, jeigu yra galimybė visą tą informaciją būtent siūsti per tą demonstruotą vabaliuką, kuris padeda mums gauti papildomos informacijos, kurios jums gal per tą vartotojo sąsają gal ir nesimato. Tai kiti funkcionalumai, kurie apima labiau, jeigu galim pasakyti, tą viešinamų ataskaitų sąrašą, ataskaitų užsakovus, naudotojus, kaip jie sąveikaus su sistema, tai šitie funkcionalumai yra aktyviai kuriami, tobulinami, taisomos klaidos ir pristatymas kažkoks bus vis tiek ateityje. Čia nėra paskutinis pristatymas, kurį mes darome iki gegužės 1 dienos, kai priartėsime prie gegužės 1 dienos, matyt, likus ten keletai dienų, darbo dienų ar daugiau, matyt, pasižiūrėsim pagal tai, kaip mums sekasi užbaigti visus funkcionalumus, kurie turėtų būti pagal įstatymą įgyvendinti. Tokiu atveju spręsim ir dėl pakartotinio pristatymo, kuriuo metu pristatysime naujus sukurtus funkcionalumus, perbėgsime per tuos funkcionalumus, kurie nuo šio momento pasikeitė, patobulėjo, atsirado kažkoks prieaugis, kurį būtų vertintojams naudinga suprasti, žinoti. Tik tais vienas pastebėjimas irgi, kad, kaip ir minėjau pristatymo pradžioje, kad fundamentaliai jūsų sąveika su sistema neturėtų keistis. Jeigu ten pavadinimas laukelio kažkoks pasikeis, atsiras kažkoks naujas eroro pranešimas, kažkoks mygtukas iš žalio į raudoną pasikeis, tikėtina pakeitimai apims tokius dalykus, bet ne kardinalius sistemos architektūros ar vartotojo, kaip sakant, elgsenos sistemoje pokyčius. Tai tikrai tai, kas dabar yra sukurta, aš drįsčiau sakyti, 90% ir tikrai liks nepakeista, gali būti pakeistos vienos ar kitos detalės, bet tai neturėtų trukdyti jums tą sistemą bandyti ir maždaug įsivaizduoti, pasipraktikuoti, kaip tą reikės daryti nuo gegužės 1 dienos. Taipogi pasikartosiu, kad tikrai, jeigu matysime, kad yra kažkokių trikdžių, informuosime vertintojų bendruomenę, tarkim, pagrindinius naudotojus kaip bankus, dėl esančios situacijos suderinsim kažkokį pereinamąjį laikotarpį, kuris būtų racionalus. Jeigu ta sistema iš tikrųjų neveiks taip, kaip jinai turėtų veikti, mes aišku dedame lūkestį, kad jinai veiks, dar yra laiko, kad tam tikros klaidos ir neatitikimai būtų ištaisyti. Ir taip suvaldysim tas visas rizikas. Manome, kad suvaldysim tas visas rizikas. Ir viskas, turbūt norėčiau tuo demonstraciją baigti.